Labą dieną, esu Meistras Arūnas, turiu iškvietimą, tarkim, išlaužti duris, pamesti raktai, nieks negali užeiti. Atliksim tokius veiksmus darbo. Visų pirma, pasiruošim įrankius. Tam darbui man reikės suktuko akumuliatorinio, santechninio rakto. Ir esu pagaminęs tokį pritaisiuką atrakinti pačiai spinai. Parodysiu, kaip tai veikia. Užsidedam apsaugos priemonės. Spina yra standartinė. Yra uždėta apdaila rankenų, kuri lengvai nusisuka. Nusukus ją bus lengviau išlaužti cilindrą. Laužimą atliksime santechninių raktų, nulaušim cilindrą ir atrakinsim spiną. Suėmam cilindrą ir sukimo veiksmų laužiam į šoną. Nesigavo. Cilindras yra nulaužtas. Reikia išvalyti spinos likusias detalės cilindro. Tam galim panaudoti bet kokią atsuktuvą. Turiu pasigaminęs specialų raktą atsukimui. Galima daryti su atsuktuvu, bet manau, kad reikia naudoti tokį pritaisėlį. Durys yra atrakintos, žmonės gali išeiti arba užeiti. Atliksime cilindro keitimą. Automatiškai reikia pasimatuoti durų storį, pagal jį parenkam cilindro ilgį, nes cilindrų yra labai įvairių. Reikia įsimatuoti durų storį. Yra 40 mm varčia storė, standartinis storis, naudojamas cilindras yra 30-30 mm. Turim cilindrą 30x30, kurį įstatysim į šitą spiną. Išmėginame rakiną ir įsukame tvirtinimo varžtą. Įsukame apdailą.
Cilindras yra sumontuotas. Pažiūrim, ar rakinosi durys. Kaip ir viskas rakinasi. Tvarkoj, priduodam darbą užsakovui. Išlaužo spyną. Jeigu nepavyko išlaužti ir sulūžo pati spyna, o ne cilindras, reikia keisti spyną. Bet keičiant spyną reikia atkreipti dėmesį. Čia yra du labai svarbus išmatavimai. Tai yra vadinamas dormasas nuo varčios plokštumos iki cilindro vidurio centro. Tai bus, pavyzdžiui, šioje spynoje 55 mm. Ir tarp rankenos centro ir cilindro centro. Šiuo atveju irgi yra 55 mm. Reikia pirkti būtent šitų išmatavimų, prisilaikyti šitų išmatavimų, nes kitu atveju reikės naujas angas spynoje daryti. Galima pamėginti pakeisti būtent šią spyną. Tam dalykui man atlikti reikės suktuko. Ir kaip kol kas ir viskas. Pirmoje eilėje nuėmam, išimam cilindrą. Nusukam spyną. Nuėmam rankeną. Yra kontroštiftas, kurį ištraukiam, rankenos įsiskiria. Cilindras išsitraukia. Ir įsitraukia spyna. Išlaužus cilindrą iš spynos, norėčiau parodyti, kaip spyna atsidaro. Jeigu čia matosi, yra rigelis ir šukutės, kurios fiksuoja. Pasispaudžia ir pasistumia. Spyna atidaryta. Jeigu aiškiau, galima atsukti spyną, korpusą ir pažiūrėsim, kaip ten viskas yra padaryta. Rigelis ir ta detalė susikelia ir spyna stumėsi. Reiškia, jūsų užduotis yra pro angą įkišus sukelti ir prastumti rigelį. Surinksim spyną atgal. Kaip ir minėjau, svarbiausi išmatavimai spynos yra nuo plokštumos iki rankenos arba cilindro vidurio. Tai yra 55 mm šiuo atveju ir tarp rankenos centro ir cilindro. Irgi 55 mm. Jeigu jums reikės keisti tokią spyną, būtent ieškokit, kad spyna būtų tokių išmatavimų. Sumontuosime naują spyną. Turim identišką spyną, išimtai.
Visų pirma, dedam pačią spiną korpusą, įdedami varčią. Kiaurėmės viskas tinka. Prisukom korpusą spinos, įdedam cilindrą. Dedam apdailą ir įdedam rankeną. Ir įdedam kaištį fiksavimo. Prisukam spinos apdailą. Darbas atliktas, spina pastatyta į vietą. Patikrinam rakiną.